Plakatais nešini 9 Klaipėdos apskrities gyventojai prie naujai statomo gręžinio surengė mini piketą. Žmonės baiminasi, kad šioje vietoje žvalgomasi skalūninių dujų. Įtarėme, kad čia vykdoma yra skalūninių dujų žvalgyba. Mes taip įtarėme. O jūs žinote, kad skalūniniam dujam žvalgybai naudojamos tos pačios medžiagos, kaip ir plėšimai, kaip ir sprogdinimai. Nes plėšimas yra iš tikrųjų sprogdinimas. Hidrauliniu būdu jį galima apibūdinti, kad tai yra sprogdinimas, žemės sprogdinimas. Ir šiuo atveju mes neturime garantijos, nesam garantuoti, kad nes visa eiga, kaip kas vyksta, jinai visa tokia labai paslaptinga. Viešai, juk visai žiniasklaidai buvo Chevron atstovas pranešęs, kad jie leidimą skalūnams turi. Jie jų nevykdo, bet jie turi. Nu, tokia paslaptinga kalba, vėl čia doras lietuvis supranta, kas po to gali slėptis. Šilutės ir Klaipėdos rajono gyventojai baiminasi, kad jei bus ieškoma skalūninių dujų, geriamasis vanduo bus užterštas, o kraštovaizdis sudarkytas. Kadangi mūsų Šilutės rajonas yra pačiam žemiausiam taške ir mes galvojame, kad visas brudas, visi chemikalai suvažiuos į Kuršių marias patekę į upes. Mūsų iš viso kelia nerimą tie visi gręžiniai, kurie slaptai vykdomi. Nejaugi Lietuva yra išbadėjusi ir negali palikti, ką jinai dar neišnaudojo vaikams, anūkams ir proanūkams. Tačiau visus gyventojų nuogąstavimus bendrovė LL Investicijos kategoriškai neigia, tvirtindama, kad šiame gręžinyje žvalgomosi tik naftos, o ne skalūninių dujų. Šioje vietoje gręžimo darbai prasidėjo birželio mėnesį. Bendrovė LL Investicijos, kurios 50% akcijų valdo amerikiečių įmonė Chevron, tikina, kad lenkų įmonė jau pasiekė daugiau kaip 1,5 kilometro gylį. Ar šioje vietoje slypi naftos telkiniai, paaiškės išgręžus daugiau kaip 2 kilometrus į žemę. Mes žvalgome naftą. Jo tikslinė užduotis yra žvalgyti naftą. Taip, gręžinys turi didelę kainą. Ir bet kurios perspektyvios, kur manoma, kad gali būti kokios tai perspektyvios uolienos atrasti angliavandenilius, jos yra papildomai taip pat tyriamos. Šitas gręžinys naftos paieškai, lygiai taip, kaip ir visi kiti likusieji Lietuvoje išgręžti gręžiniai. Visi dokumentai pateikti geologijos tarnybai. Viskas žinoma, mes turime visus leidimus. Geologijos tarnyba tvirtina, kad bendrovei LL Investicijos yra išduotas leidimas žvalgytis angliavandenilių, tai yra ir skalūninių dujų. Tačiau netradus skalūninių dujų klodų, įmonė privalėtų gauti naujus leidimus ir atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Reporterė Gintarė Butkienė, Šilutės rajonas.